Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu didelį glėbį linkėjimų iš naujos dienos. Sveiki, su pagarba ir meile. Klausyk, dėdė, jau pagalvojau, kad vėl ant manęs sušoksi, beprotis. Draugai, šiandien ūkyje darau remontą, dirbu. Iš tikrųjų pradėjau vakar, bet nebaigiau. Šiandien pagalvojau, bent jau tęsinį parodysiu jums vaizdo įrašę. Pradėjome keletą naujų pertvarkymų, juos sutvarkysime mūsų katei. Iš tikrųjų, ketinau atiduoti katę. Dabar tarp mūsų užsimezgė stiprus ryšys. Negalėjau atiduoti katės, draugai, nes labai ją myliu. Pagalvojau, bent jau sukurkime jai gyvenamąją erdvę. Pagalvojau, padarykime jai saugią, ramią vietą, kurioje galėtų gyventi. Tada pradėjau galvoti, ką galėtume padaryti, ir dabar pradėjome jai kurti ypatingą vietą. Matote narvą už manęs. Dar nebaigėme, paruošėme tik karkasą, tikiuosi šiandien viską užbaigsime. Dabar ruošiu grindis. Iš pradžių planavau dėti plastikinės dailylentės ant grindų, bet persigalvojau. Pagalvojau, neverta dėl to specialiai pirkti, panaudosime tai, ką turime. Pagal tai ir įvertinsime. Dabar paaiškinsiu, kaip bus apačia ir viršus. Prašau jūsų, prieš tai nenuvilkite manęs. Labai apsidžiaugčiau, jei palaikydami pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Jūsų patiktukai ir komentarai man labai svarbus. Nenuvilkite manęs, padarykite man malonę. Netingėkite, Rokis. Ar žaidi su Asija, Rokis? Beje, žinote, aš taip pat parodau tuos, kurie palieka daugiausia komentarų. Šiuo metu ekrane matote 4 žmonės. Ačiū jums už komentarus, draugai. Tie, kurių vardų nepaminėjau, nepykite. Jei paminėčiau visų vardus, ekrane neliktų vietos. Kitame vaizdo įraše vėl pasidalinsiu tais, kurie palieka daugiausiai komentarų. Po šio vaizdo įrašu irgi rašykite kuo daugiau komentarų. Štai ir Nora atėjo. Nora? Ateik čia, gražuolė, ateik. Nora jau išlaužė narvą. Ji nuolat įeina ir išeina, vaikšto kaip nori, draugai. Dabar žiūrėk, mes padarėme tokį narvą, gerai? Dabar šito darimo tikslas yra tas, kad man reikia viršuje atskirti katę nuo šunų. Todėl sakiau, kad padarykime kažką viršuje, kad galėčiau stebėti. Mes čia padarėm sistemą viršų stulpų, kad šunys visiškai negalėtų pakenkti. Kad gyvūnas galėtų ramiai pasilikti. Katė, žinoma, nuolat čia nebus. Vakare ją įsivesiu į namą, o dienomis ji liks čia, draugai. Šunų vis dar nepripratinom prie katės. Yra tokių, kuriuos pripratinom, ir yra tokių, kurie dar nepriprato. Dar nedaug dieve katė nueitų ir įlystų pas narve esančių šunis. Jį irgi seniau paėmėm, žinai, dabar jau negaliu atiduoti, todėl ir sakiau, broli, padarykim jam gyvenamą vietą. Tokia sistema viršuje. Manau, labai gražiai gavosi, vidus irgi erdvus. Netgi dabar galvoju kitame žingsnėje padaryti jį 2 aukštį, apatinę dalį taip ir suplanavome. Tada pagalvojau, jei bus apačioje, šį kartą šunys gali bandyti pakenkti iš apačios. Todėl geriau, kad būtų viršuje. Pavyzdžiui, šunys gali prie šito prieiti tik iš šitos vietos. Iš galo jie vis tiek nieko negalės padaryti. Čia irgi problemų nebus, nes aš visada būsiu šalia. Tik tokios tvoros nebus. Žiūrėk, gale mes ištempėme tokią ploną vištų tinklą. Ten taip pat bus uždėta tvora. Po to ant viršaus bus užtemptas vištų tinklas. Ant tų lauke padarytų tvorų, vielų, taip pat uždėsiu tą patį vištų tinklą, nes katės labai lankščios. Kad neištrūktų pro šitą, jokių būdų nerizikuokim. Sakiau, kad darbas būtų tvirtas, draugai. Ar atėjo ir mano Nora? Mano didžioji dukra, mašala. Mano gražiausiai dukrai. Dėl tavo kilnumo galima galvą pamesti. Mašalach, mano liūtė. Oi. Šiandien ir mūsų taką išvyksta, draugai. Taka tika rumba, taka, ar išeini, mano mergaitė? Aš tavęs pasiilgsiu. Prisipažįstu, aš tikrai labai myliu šią taką. Bet šiandien jos viešnagė baigėsi. Šiandien jo šeimininkas ateis pasiimti takos. Polė taka išvyksta. Dabar, jaunime, truputį pasitraukite. Netrukdykite po kojomis. Rokis, Nora. Nora, bėk. Dabar dėl tos grindų sakiau, kad naudojame turimas lentas. Dėsiu lentą. Todėl dabar pamatuokime šitas, kad žinočiau, kur pjauti. Pažiūrėkime, kur pjauti, kad viskas būtų tvarkinga. Dabar pjausime čia. Nora, pasitrauk, pažiūrėkime. Nora, pasitrauk, Nora. Jeigu Dievas duos. Mes blogai neišmatavome. Palauk minutėlę. Atrodo, kad mačiau, jog čia.
Atrodo, kad čia pažiūrėjau, neimkime per mažai, broli. Dar jų net negalėjau padėti ant žemės. Dabar padėsiu visas dangtinės lentas, kurias turiu, broli. Yra toks dalykas kaip plastikinės dailylentės, ji irgi plastikinė. Dabar sakiau, plastikas bus karštas, supratai? Tada atsisakiau plastiko. Stogui turėjome tokios skardos. Uždėjome skardą, bet kadangi skarda įkaista, ten dabar kažką padarysiu. tą skardą nudažysiu balta spalva, kad atspindėtų saulę, draugai. Dabar, brolau, nupjaukime šitą. Gerai, gerai, gerai. Dabar atėjo laikas tai įsileisti vidum. Įdomu, ar katė čia jausis patogiai, tikiuosi viskas bus gerai. Tegu ir šitą reikalą šiandien sutvarkau. Po to nupjausiu žolę, draugai. Šiandien šiek tiek ir žolės nupjojau. Dar nebaigėme, dar turime daugybę darbo. Tik vidurinę dalį padariau. Kai kurios problemos. Gerai. Mūsų didelis plaktukas. Taip, taip. Ar žinai, kodėl taip nutiko? Nes čia liko 1 centimetru per ilgą. Štai žiūrėk, čia net ne 1 centimetru ilgesnė, čia tiesiog kreiva. Kadangi čia kreiva, todėl taip ir gavosi. Kad ten kreiva visai negerai, broli. Kad ten kreiva visai negerai, draugai. Ir visai negerai. Dabar gerai. Juk atvertėme ją iš tos pusės. Dabar gerai, draugai. Dabar. Čia taip pat. Ir tą kitą lentą. Turime ją nupjauti. Ji turi būti tiksliai profilio viduryje. Taip, gerbiami žiūrovai. Mūsų meistras Taifun Demirji užsiema šiuo sportu, kaip žinote. Kadangi jis užsiima šiuo sportu. Mūsų meistras puikiai atliks šią užduotį. Jei aš tiesiog čia tai nukirpsiu, ar mano darbas palengvės? Jei aš tai paimčiau šitą. Nebus gerai. Brolau, nubrėžkim. Palauk. Gerai. Dabar patrauksime ir šituos. Turime juos patraukti atgal. Turime tiksliai pataikyti į vidurį. Po to negalėsime pridėti dar vieną, draugai. Todėl tai uždengia pusę, visada naudoju likusias medžiagas, kurias turiu. Yra likučių, veltui. Nereikia išleisti daug pinigų naujoms medžiagoms. Viskas labai brangu. Kiek galim? Dabar.
Gerai. Dabar. Gražu. Padėkime dar kartą, pažiūrėkime. Matai, štai. Filmuok iš čia. Svarbiausia vieta yra čia. Ten tas profilis turi taip sėdėti. Kitaip, kai ateis naujas, į kitą pusę lentos nepermėsime, draugai. Jo susidės vienas ant kito, atrodys negražiai. Noriu, kad būtų švaru. Tegul vaizdas būna gražus. Todėl. Tik štai šitas vietas turim išardyti arba iš šonų pridėsime. Nieko neatsitiks. Šį kartą neprisidarykime daugiau darbo. Gerai, ši vieta tokia. Jei dabar tai prisuksime, tai tiksliai priglus. Gerai. Netgi sukime vieną varžtą, pažiūrėkime. Pritvirtinkime juos. Iš tikrųjų turėjome tokį seną varžtą. Mūsiškiai yra savisriegiai, su poveržlėmis. O jei taip atsitiks, kas tada bus? Jis nepradurs lentos, reikia tokių. Palauk, pabandykime pažiūrėti, ar galėsime pradurti. Palauk. Neklaužydos. Bet kokiu atveju, ar tai ne per trumpa? Iš tikrųjų, tai labai sunku pradurti. Ei, neišdykauk. Pirmyn, Azija. Nekelk sumaišties. Kur yra mūsų gręžtuvas? Jis buvo čia. Dabar mums reikia medvarščių. Šitie. Bet ne medvaršiai, draugai. Pabandykime, pažiūrėti. Išbandyti. Nuo to žalos nebus. Bent jau dabar, kad tėčia brolau laisva, nuolat matys, kas vyksta lauke. Namuose ją uždarau. Namuose taip neišeina. Ir gyvūnai pradeda judėti, ir gyvūnui ten nepatogu. Supratai? Bet šis varžtas trumpas, brolau. Šis varžtas netiks, draugai. Šis varžtas netiks. Pabandykime įdėti tuos ilgesnius. Draugai, ačiū Dievui, narvą baigiam. Vakar pas mus atėjo Džihangyras, viską su juo užbaigėme, kartu su juo. Jam taip pat labai dėkoju. Aš juk pats nesuvirinau, visus suvirinimo darbus ir panašiai padarė jis. Vakar paruošėm pagrindą, sudėjome medžiagas, vielas ir panašiai. Stogus jau buvome sumontavę dieną prieš tai. Gavosi puikus narvas. Parodyk vidų, išorę, viską, kad gerai matytųsi. Viršus dar nebaigtas, dar ir jį nudažysime. Štai šoninės dalis, vielas. Vidinį dizainą. Vakar nuėjau į gyvūnėlių parduotuvę, apsipirkau, nusipirkau ir keletą reikmenų. Po to nusipirkau žalią dirbtinę žolės kilimą. Nusipirkau žaislą, maisto dubenėlį, naują kačių kraiką. Daug visokių dalykų, žodžiu, čia tapo tikrai puiki 5 žvaigždučių sistema, draugai. Vakar vakare katę padėjome čia, mūsų katė čia šiek tiek pabuvo. Tik turėjom tokią problemą. Žiūrėk, čia irgi buvo tokių vėlų. Išėjom iš ūkio 1-2 valandom, grįžau, draugai, dėdė tą vėlą buvo suplėšęs. Tokios vėlos buvo ir čia. Bent jau gerai, kad pamatėme ir rimtai nieko nenutiko, sužinojome kas ir kaip. Šoną irgi šiek tiek atidarė. Dabar yra ta vėla lauke, ją įnešime į vidų. Taigi, nuo pradžių vėl nuimsime tas mažas vėlas. Po to visą ją vėl turėsime įnešti iš vidų. Kadangi ji buvo lauke, tas dėdė niekšas, tas dėdė, jie sulaužė. Negaliu ir čia tiesiog taip įleisti katės, vakar katė pro šitą kyšo galvą, todėl negalime pasitikėti ir rizikuoti, draugai. Bet iš tikrųjų, manau, kad gavosi labai gražiai, man labai patiko, bičiuli. Tikrai mūsų katei tai tapo nuostabi vieta. Ir dar tai, kad padarėme tai pakeltą, irgi buvo gerai. Taigi pagalvojau, jei tai padarytume ant žemės, netiktų, gyvūnai tiesiogiai liestusi. Galinė dalis aukšta, čia gali patekti tik šunis. Mažieji vis tiek negali čia patekti, tik dėdė, nes jis aukštas. Čia šokinėdamas darydavo. Ar norėtum, kad dėdė čia padėčiau, pažiūrėk? Dėdė, ateik. Dėdė, ateik. Leisite pastatysiu katino vietą, ateik. Ateik. Pereik, prašau. Pereik. Dabar tu išvytai katę iš čia, dabar pabūk ten, gerai? Senelis ten tep ir pasiliks. Jei man taip šausi galvą, šunys irgi atvesiu čia.
tegu lieka viduje. Senelį, ateik. Senelį, nevalgy kačių kraiko, baig tuos dalykus. Seneliui čia truputį per ankštą pasirodė, nes jo ūgis didelis. Rokį irgi čia pastačiau, Rokis atrodo puikiai, bet... Seneli, kas nutiko, kur buvo katė? Ką? Dabar vėl ištrauksiu katę, pabandysim. Senelė, ateik. Šok. Izoš, gal tave čia įkelti? Palauk, pažiūrėsiu, Izoš. Ne, nesipieškite. Izoš, ateik. Palauk, Nataša, Izoš juk žemas. Izoš, lik ten. Padarysiu dar kelis tokius narvus, įmesiu juos čia, tegul lieka viduje. Bet čia gavosi labai miela, graži vieta, tikrai man labai patiko, draugai. Gerai pagalvojau, kad jį būtų aukštai. Tikrai 10 balų 5 žvaigždutės. Izoš. Mergaitė, ateik. Mergaitė, aš einu. Gerai, Izabel. Dabar dar galvoju apie papildomą dalyką. Dabar tai gražiai atrodo viduryje, bet galbūt šalia galėčiau padaryti dar vieną vietą. Ten taip pat noriu pasimti triušį, draugai. Pasimsiu vieną triušį, 2, 3, 4, kiek išeis, arba galbūt vieną dieną kokį nors nimfą ar dar ką nors. Man labai patiko šis projektas, galiu tokiu pačiu būdu tęsti ir kitus. Per daug nespauskime ir neužbaikime visko, galbūt dar papildysime, kai ateis tas laikas, suplanuosiu tai. Izoš, ar tau patiko tavo vieta, taip, Izabel? Mano gražioji mergaitė, kaip Izabel ten stovėjo. Neklaužata, Izabel. Palauk, atidarysiu ir aš duris. Atreškime katę, pabandykime su katė. Izoš, ateik. Izoš, ateik. Izoš, ateik, paimsiu tave, ateik. Nesusižeisk, ateik. Ateik, mano gražioji mergaitė. Hop. Ne, Nataša. Dabar, broli, paimkime savo katę. Seneli, palauk. Senelis vėl pradės išprotėti. Seneli, leisk pažiūrėti. Išeik. Ne. Palauk, seneli, ne. Nekvailiokite. Ne. Palauk. Reisai, sveikas atvykęs, Reisai. Ne, palauk. Pažiūrėk į Reiso veidą. Reisai, duok pozą kamerai, sūnų. Palauk, dėdė. Palauk. Reisai, duok pozom. Na kaip, mano Reisi? Negalėjau atiduoti, nors ir ketinau. Pasakiau, kad nuo mažens jį auginame, tegu lieka čia, brolau. Reisai, eik pirmin, sūnau. Reiso nauja vieta yra čia. Reisas išalko, tegu suėda savo maistą. Šunys jau loja, bet Reisas į nieką nekreipė dėmesio, draugai. Seneli, žiūrėk, vėl užstrigo. Dėdė visai pamišo dėl katės. Valandą stovi prie lango ir stebi katę, bičiuli. Jis visai užsikabino už tos katės, žiūrėk. Jis ne vieną iš jų nepaiso. Bet tas dėdė tikras beprotis. Sakau, šitos vielos irgi nėra pigios, vakar už jas sumokėjau beveik 1000 lyrų. Mažai matomos vielos, kalbu apie tas plonas vielas. Jis jas nutraukė. Dabar pirksime naują, pridarė mums daug darbo. Jei nusipirksiu naują, kažką padarysime. Aš to tikrai neišardysiu, broli. Padarysime ir iš vidaus, ir iš išorės, kad būtų tvirtai. Šiaip to nereikia, bet žinai, yra tų bepročių, todėl turime apsidrausti. Jei pritvirtinsime ir iš vidaus, ir iš išorės, tada bus daug tvirčiau. Reisi, galėjai bent į kamerą pažiūrėti. Reisas išalko, valgo maistą. Jo, kamuoliukas irgi labai gražus. Palauk, atidarysiu duris, pažiūrėsiu. Aš čia irgi nupirkau tą laipiojimo daiktą. Reisai, ar išalkai, Reisai? Eik, atsigulki savo guolį, tegul visi toje pamato. Reisai, atsigulk, Reisai. Reisas išalko, draugai. Tikrai man labai patiko. Jeigu kažkas tai suprojektuotų, tarkim, architektas, ir bandytum tokį dalyką nusipirkti, prisiekiu, tai kainuotų mažiausiai 50 000 lyrų. Tikrai, pažiūrėk. Manau, labai gražiai gavosi, kaip ten viršuje viską sugalvojom. Tikrai man labai patiko, broli. Reisas, bet dabar aš eisiu į sodą. Ar paimkime jį iš ten? Tegul Reisas valgo savo maistą. Į sveikatą mano liutukui. Seneli, ne. Palauk, ar padėti Rokį šalia jo? Palauk, pažiūrėsiu, palauk. Rakis ir katė yra geriausi draugai. Roki, ateik, Roki ir kiti. Ne, seneli. Roki, ateik čia. Nes Roki žaidžia su katė. Roki, praeik. Nes Roki žaidžia su katė, draugai. Jie abu yra geriausi draugai. Ar katei nuobodu? Atvesiu Rokį, tegul žaidžia.
Kad jie vis tiek čia nuolat neliks, bet mes ją kasdien laikome namuose, gyvūnas nemato saulės, negauna gryno oro. Tegu bent jau saulę pamato, bet su šitais bepročiais jos negaliu paleisti. Manau, kad laikyti namuose iš esmės tas pats. Netgi laikyti namuose gyvūnui yra dar didesnė kančia, jam nuobodu. Čia jis gali matyti, kas vyksta laukia nuolat. Rokis. Roki, pažaistum su Rosi, Roki. Rokis taip dažiai stovi. Roki, palauk, pažiūrėk, truputį pasitraukime, pažiūrėkime, ką Rokis darys. Eikime, pažiūrėkime. Į sodą. Rokis, aš einu, gerai? Gerai, Roki. Rokis, aš einu. Pažiūrėk į Rokį. Palauk, Roki, eikime į galą, eik. Stebėkime iš galo, katė eina pas jį. Žiūrėk, iš čia aukštis toks, broli, matai? Šunis jokių būdų negali pasiekti, matai? Čia jau ramiai 2 metrai. Žiūrėk, Reisai. Pažaisk su Rokiu, Reisai. Ne, seneli. Seneli, laikykis atokiau. Katė ir Rokis labai myli vienas kitą. Jie nuolat taip žaidžia namuose. Pažiūrėk. Jie tokie gražūs. Kaip aš galiu atiduoti jį dabar? Ir dar jis nematė jokio kito žmogaus, tik mus. Jis nepratęs. Palauk, dėdė, išeik iš ten. Dėdė, išeik. Nesielk išdykėliškai. Kadangi jis nematė jokio kito žmogaus, išskyrus mus, jis nėra pripratęs prie žmonių. Todėl, kai pamato kitą žmogų, elgiasi laukinai. Bijo. Todėl aš jo ir negaliu atiduoti. Jei jis išvyks, šį kartą jausis svetimas. Žiūrėk, kaip čia gražu, matai? Mato saulę, Rokis irgi šalia. Vieną dieną nupirksi jam draugą, kartu žais. Pisi. Rokis irgi liko ten toks vargšelis. Rokis. Dabar vėl išleiskime katiną, draugai. Gerai, nes dabar eisime į sodą. Palauk, pažiūrėsiu. Pisi, ateik čia. Ne, dėdė. Dėdė, jie kažkada žaidė su dėdė. Netgi šis vijosi dėdė. Dėdė, tai ta katė, kuri tave mušė. Gerai? Dėdė, bet dabar jis prie jo kimba, ne dėdė? Palaukite. Reisai, pabandyk smogti boksininko galvai. Smog boksininko galvai, mano liūtė. Palauk, nufotografuosiu, dėdė, palauk. Ne, dėdė, ne. Ne, dėdė, palauk. Pabandysim, palauk, pripratinsiu dėdę prie to niekšo. Ateik. Ne, dėdė. Ne, dėdė. Aš jūs prie to pripratinsiu. Palauk, mergaitė, palauk, berniuk. Ne, dėdė tuoj smogs ir spruks. Atrodo, kad dėdė tuoj smogs ir spruks. Žiūrėk, kiti nieko nesako, bet vienas niekšas dėdė. Palauk. Na gerai. Susipažink normaliai. Palauk. Uostyk normaliai. Žiūrėk, kas jau Rokis nieko nesako, matai? Ne, Rokis irgi tik. Rokis žaidžia su juo taip pat. Žiūrėk, kas irgi nieko nesakė. Dėdė, ne! Susipažink normaliai. Žiūrėk, matai Rokį, jis jį bučiuoja. Dėdė, ne, dėdė pusis sprūks, tas beprotis. Todėl aš jo saugausi. Tai, ką dabar darau, irgi labai rizikinga. Aš pasitikiu savo šunimi, nes jis manęs klauso. Dėdė, ne. Palauk, Reisi, tu irgi manęs nepulk. Rokis, kaip žiūrėk. Rokis ir šitas jie abu labai myli vienas kitą. Ne, dėdė, pauostyk normaliai. Normaliai. Ei! Pauostyk kaip žmogus, žiūrėk, nuo katės gausi kailį. Palauk. Katė irgi jį plaka. Jei paleisčiau, dėdė nuo jos bėgtų, nesvarbu, kad jis taip vaidina. Praeitą kartą katė jį čia vijosi. Asija, ne? Rokis kaip žaidžia. Rokis, mano liūtė. Palauk, dabar uždarysime katę, draugai. Bėkite, jaunimas. Palauk. Praeik greitai. Oi. Kodėl dabar ten nededu? Pirmiausia, draugai, uždėkime tą vielą. Po to užsitikrinkime savo darbą, brolau. Man labai patiko, iš jūsų laukiu jo vertinimo iš 10. Architektas rangovas Taifun Demirdži užsiema šiuo sportu, brolau. Tikrai gerai pagalvojome, gerai suplanavome.
Dar kartą dėkoju Džihangirui broliui už jo pagalbą. Ačiū jam, jis mums neatsisakė padėti, padarė viską, ką galėjo. Mes sukūrėme kažką gražaus. Dabar pradėsiu pjauti žolę. Eikime ir pas kitus gyvūnėlius. Paruoškime čia savo reikmenis, draugai. Pasiėmėme žolę, sakau žolę, nes mums reikia į sodą. Pasiėmėm benziną. Nora, ar vėl pabėgai, Nora? Neklaužiu, Nora. Kur padėjai sodo žirklės, mano gražioji mergaitė? Dabar kažką savo padarysiu. Padarysime sandėliuką, broli. Reikia sandėliuką, kad galėtume sudėti visus tos įrankius ir daiktus. Jie mums pridaro daug rūpesčių. Aš pasimetu, kur ką padėti. Dabar. Nora! Mano gražioji mergaitė, ar pabėgai? Ateik. Broli, šiandien išvalysiu dalį šio sodo. Dabar matote aplinką, viskas baisiai nešvaru. Visur priaugo labai daug piktžolių. Šias vietas sutvarkysime, jei Dievas duos. Štai, priekinė dalis tapo visiškai švari. Kitos pusės liko nešvarios. Tik noriu jūsų kai ko paklausti, draugai. Ką manote apie mano triušio ir papūgos idėją? Manau, triušis būtų gerai. Ar katė žais su triušiu? Nesu matęs, bet turbūt žais. Kodėlgi nežaistų? Aresas. Jei nepavyks, supažindinsiu jį su katė. Gal taps draugais. Papūga ten irgi gražiai atrodytų, čiulbėtų, aš labai mėgstu papūgas. Dar galėtume išmokyti jį kokių nors žodžių. Po to viskas. Beje, jūs nežinote, kas mums nutiko, draugai. Pažiūrėkite. Natašos užpakalinė koja šlubuoja. Mano dukra prieš savaitę partrenkė automobilis, kai ji buvo lauke. Paskui turėjom daug vargo ir taip toliau. Aš irgi gerai užvažiavau tam žmogui. Mano dukrai yra kažkokių problemų. Paprastai taip nesieldavo, šiandien pradėjo šiek tiek labiau šlubuoti. Paprastai taip nebūdavo. Skajus baba, Marla, Apolonas. Ką veikėt jaunimas ir tie, kurie jaučiasi jauni? Mano liūtai. Dabar. Paimkime aliejų iš čia. Marla irgi ten uždariau. Apolo irgi buvo nutraukęs grandinę, tai jį irgi ten įdėjau, dar jam ten viską sutvarkysiu. Leiskite man šiek tiek sutvarkyti šitą sodą, draugai. Po to visiems ateis eilė, dabar ūkis labai didelis. Nuolat atsiranda darbų, žiūrėk. Ar būtumėt pagalvoję, kad net dėl katės atsiras darbo? Praeitą kartą, kai ten dirbau, pasidalinau tuo Instagrame. Nuverski, sūnau, nuverski. Juk juos gavome nemokamai, nuversk, sūnau. Niekas nesakė, kad darai vietą katei. Palauk, sūnau. Visi manė, kad ten dėsiu paukštį ar dar ką nors. Tikriausiai visi buvo šokiruoti, kai sužinojo, kad tą vietą padariau katei. Kągi, broli, ką padarysi? Gražiai sutvarkyta sistema. Supratai? Dar daug ką padarysime, po truputį. Viskas kainuoja pasaulio pinigus. Nenuvertinkit tos vietos vien todėl, kad jie atrodo mažyti. Vėlgi, tai kainavo pasaulio pinigus. Kad gyvūnas jaustųsi patogiai. Nes man svarbiausia ne tai, kad gyvūnas būtų tame namelėje. Palauk, dėdė. Dėdė, palauk. Dėdė, neklauža, dėdė. Vėl miršti iš smalsumo, kas nutiko? Nekreipkite dėmesio į dėdę, aš labai myliu šitą šelmį. Jis labai prisirišęs prie manęs. Paprastai mes tai vadiname užsikabinimu už kažko. Kažkas, palauk, dėdė, sūnau, ne. Tu kažko užsikabinai, bet nesupratau už ko. Manai, kad vis dar laikau katę rankose? Katės nėra ant mano kelių, katę palikau namuose. Matyt, draugai vis dar galvoja, kad katė su manimi. Nufilmuok Faisalą truputį. Tu tikras charizmos vaikas, ką tu darai? Anatolijos tikrasis liūtas. Mano gražuoli sūnau, tavo charizmos užtenka, nelieskite žmogaus. Nataša, tau vis dar skauda tą koją, bet vis tiek nesustoji, mano mergaitė. Ateik čia. Bet Nataša, juk tavo koja nebuvo tokia bloga, gal kur nors susimušiai? Ji tokia nebuvo, draugai, vis tiek bėgioja. Vieną jos koją kažkaip pastebėjau. Dabar, brolau. Žiūrėk, štai, kažkas šito laidą nutraukė. Jo laidas netoks buvo, palauk, dėdė. Jo laidas netoks buvo, ar dabar jis veiks? Šitie šunys mane iš proto varo. Atrodo nekaltai, bet iš tikrųjų jie vien nuostoliai. Prisiekiau, tikrai nuostolis. Šitie, žinai, šitie. Žmogų pražudytų. Dėdė nėra, kad jie, sūnau, nėra. Su katė nebeturiu reikalų, katę palikau ramybėje. Jis vis dar mano, kad katė pas mane ant kelių.
Ši mašina dabar gali neveikti, bet tikiuosi, kad veiks. Nu įdėkime truputį, pabandykime, draugai. Jie nutraukė laidą. Dievo bepročiai. Aha, atėjai mergaitė. Šiai mergaitei irgi daviau vardą Karolin. Karolin! Karolin, ką tu darai, gražuolė? Karolin! Nuo kur pradėsime pjauti pirmiausia? Jei žinoma veiks. Eikim į šoną. Bismillahirrahmanirrahim. Palauk, senelė, čia nėra katės. Jis ieško katės kibirę, žinai. Jis pradėjo iš naujo. Jis pradėjo, bet kažkas netaip nutiko. Palauk, senelė, bėk. Bėk, senelį, sūnau. Bėk, senelį, sūnau. Senelį, žiūrėk, prisiekiu, tada perpjausiu. Čia per daug kalėjaus įpyliau, žiūrėk, labai daug dūmų. Paprastai šį aparatą dedi ant peties ar panašiai, jis turi specialų priedą. Tada burnoje būna apsauga ar kažkas panašaus, o pas mus nieko nėra. Visada sulūžta, dirbam kaip Dievui pavedė. Bet daryti tai smagu, man tai patinka. Oras nebus karštas, šiandien vėl visai šilta. Pažiūrėk, pavyzdžiui, reikia ir akinius užsidėti. Čia yra akmuo, negaliu labai arti kirsti, akmuo atšoka į akį. Tas vietas padarysime paskiausiai. Dabar eikime čia, brolau. Įeikime čia, pažiūrėkime, išvalykime šitą vietą. Na, pirmin. Kas ten yra, viela ar kas? Štai, labai dažnai įsivelia į mašiną.
Dabar aš ten dalį nupjoviau, broli, bet baigėsi benzinas. Bondžiuk! Bondžiuk, ką tu darai? Karamel, siut, kepiuk. Atsiprašau, pamuk. Žinoma, vieną iš mūsų ožkų praradome. Bondžiuk! Bondžiuk! Paleiskime ir tuos bončiukus, broli. Palauk, dėdė, palauk, dėdė, palauk. Ir čia labai stipriai ataugo, pažiūrėk į šitas vietas, broli. Labai ataugo, šias vietas irgi išvalysime, pažiūrėsime. Turime nemažai darbo, vieta didelė, draugai. Parodyk liūtus, pažiūrėkime. Eisko, Hektoras, Marija, Karlosas, Aleksai, ar vėl sujaukėt narvus? Na, mano liūtai, baba, tegul gerai ten viską išplauna. Odinas bėla, jaunimas vėl sujaukė narvus. Narvus sujaukė, šaunuoliai jūs. Palauk dabar, mergaitė. Paleiskime ožkas, broli. Bončiuk, ateik čia. Stok. Eik. Turime juos apsaugoti nuo Faizalo. Eik, mergaitė. Dabar tegul jie gerai pasigani. Dabar jau ryte nebeišleidžiu ožkų. Kodėl ryte neišleidžiu? Pasirodo, duoti rasuotą žolę yra pavojinga, draugai. Taip girdėjome, taip sužinojome. Reikia duoti žolę tik tada, kai ji išdžiūsta, be rasos. Jums reikia grėblio, kur aš jį padėjau. Ateikite, Bončiuk, bėk. Nedora Nataša. Nelies Bončiuko. Nelieskite mano ožkų. Nelieskite mano mažylių. Mašala jums. Jei Dievas duos, netrukus atvešiu avis, draugai. Atvešiu 3 ėriukus. Juos taip pat įtrauksime į šitų tarpą. Palaukit, pažiūrėsim. O. Nelysk, Nataša, ne? Dabar surinksim tuos žolynus, gerai? Po to surinktą žolę, draugai, metų žasims, vištoms, antims, jie juos suėda. Zeina. Jie, broli, negali suėsti, sodas didelis, kurią žolę jie turėtų suėsti. Mes juos tik paleidžiame, kad ožkos nuėstų žolės. Juk yra Faizalas. Yra ožkos, bet jos visų nespėja suėsti, kuriągi jos turėtų suėsti. Mažyliai, ką veikiat, mano meilučiai? Na, mano gražuoliai. Parodyk man tą vietą, kurią nupjoviau. Šitą dalį pravalėme. Dar visiškai nenupjovėme. Mano naudojamas trimerio valas yra storas. Kadangi jinai stora, o šitos yra plonas, draugai. Šitoj pusiai apsivinioja. Storą taip pat naudoju specialiai, nes yra storų žolių, o čia kadangi yra gėlių ir panašiai, taip ir gavosi. Stok. Bėk iš ten. Šį kartą vėl apsivinioja, nes yra gėlių. Minkšta, žinai. Dabar surinkime, ką galime surinkti. Iš tikrųjų, jei pjaučiau dalgių, jei nebūtų mašinos, aš tai padarysiu. Mašina smulkina, o dalgis tiesiog nupjauna. Žiemai pasiruošiu, taip kaupsi. Sukrausi į vieną kambarį. Ožkom, žasims, antims, žiemai pašaras. Seneli, tu vis dar manai, kad katė pas mane? Ką? Karolin. Senelis išprotėjo. Bėk. Bėkite, paskui pažaisti galėsite. Palaukite. Leisk man surinkti truputį šito žolės. Palauk, seneli, ne. Dabar. Paimkime ir šitą, brolį. Ateikite čia, pažiūrėkime. Tegul žąsys ir antys pasivaišina. Tegul valgo iki soties. Ateik. Faisalas tegul nemato ožkų, bet tiek to, Faisalai. Jūs nuėjo į pavėsį? Palauk, Karolinė. Tu irgi ganysiesi? Ką? Man reikia nušienauti ir šiuos takus. Žąsys, ateikit čia, ateikit. Žiūrėk, dabar jos ateis. Ateik. Tegul jie dabar ten ėda žolę, valgo žalumynus. Aš jiem kiekvieną dieną duodu, kol dar yra žolės. Netgi pašaro šiek tiek sumažinau. Nuolat duodu žalumynų, nes žąsys, antis, vištos mėgsta žalumynus. Štai gaidys pamato, iškart suėda, žiūrėk, vieną jau suėdė. Juk dauguma žmonių žąsim net pašaro neduoda, tiesiog išleidžia į pievą. Jei tik būčiau tikras, kad mūsų šunys neužpuls, o kur kitos dvi žąsys, jos turbūt vis dar peri.
Na, vištos ir antys jau atėjo dabar. Mašala, čia mano ramybės kampelis. Jei dar žolė viduryje išaugtų, būtų labai gražu. Jie viską čia išdžiovino, broli. Nei žolės, nei žalumos neauga. Tik sausa žemė. Jei žolė išaugtų, būtų gražu. Baseinai irgi išdžiūvo nuo karščių, juk nelyja. Mūsų baseinas irgi išdžiūvo, ten reikia šiek tiek papildyti vandens. Bet žiūrėk, šią užrašą irgi pakabinau šioje pusėje. Kaip atrodo? Vėlgi jis sugadintas, reikia jį pataisyti. Palauk, pabandykime prakišti pro čia. Ožkos gadina tai, ožkos. Jos paima burną ir tempia. Dabar čia parašyta Taifun babos ūkis. Čia vieta geresnė, tiesiai prieš akis matosi. Na, draugai, aš po truputį tęsiu šienavimo darbus. Tai dar užtruks iki vakaro, iki čia normaliai išvalysiu šitas vietas, kad atsivertų. Šiandien pagalvojau jums parodyti naują katės vietą. Beje, jei turite kokių nors patarimų dėl ūkio, ką būtų gerai padaryti, ką būtų gerai pakeisti, kaip ką nors geriau išnaudoti. O, parodyk Izabelę, kaip jį guli. Ji net pilvą iškišo. Izoš. Mano mažylė, mano gražuolė, mašallah tau, pažiūrėk į tą mielą veidelį. Oi, mano mieloji mergytė. Mašallah, mano gražuoliai, dėl tavęs viską padaryčiau. Kaip sakiau, jei turite tokių patarimų, parašykite komentaruose. Na, aš jūs labai myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašą ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės, iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.